Su širdies problemom, sakykime, gali susidurti gyvūnai labai jauni jau. Tai yra, pavyzdžiui, įgimtos patologijos. Širdies patologijos, bet jos nėra labai dažnos, sakykime. O šiaip tai nuo 6-7 metų, 8 jau atsiranda jau pokyčiai širdį, ypatingai vožtuvose. Pokyčiai, kai jau reikėtų pradėti žiūrėti. Nebūtinai jisai bus nepakankamumas ten širdies sunkus, bet jau atsiranda. Ir, vyresniems, ypatingai šunim, katės taip pat serga iš tikrųjų. Gal kartais, gal retesnis pacientas būna kažkiek, gal ne visada pavyksta laiku gal nustatyti ir tokių atvejų būna, visko pasitaiko. Bet jeigu taip kalbant apie vyresnio amžiaus šunis 9-10-11 metų, tai nerasti kažkokios patologijos širdyje, tai stebina, tada jau iš apskritai taip nebūna gal. Tai matyt viena iš tokių gan paprastų galbūt gamtos sukurtų mechanizmų tiesiog tą populiaciją keisti, sakykime, yra. Tai žmonių tarpe taip yra, gal visai eilė, sakykime, dasėda gal gyvenimo būdas kažkiek ar ne. Gyvūnai, tas gyvenimo būdas visų panašus greičiausiai, nenaudoja. Yra tiesa atveju buvę, kai ir alkoholį piktnaudžiauja gyvūnai, bet yra retenybės. Kokiu alkoholiu? Vynas, alus, degtinė. Ta prasme, gyvūnams duoda, o šeimininkai? Pats ieško. Čia retenybės yra, bet tokių atvejų žinoma. Dabar jūs minėjot, kad su širdies problemom ir mažesni gyvūnai, nors mažesni šunys susiduria, tai smulkesni, kokie papasakokite? Smulkesnių veislių. Įvairių labai būna pinčeriai, toy terjerai, šicų, maltos bišonai, jorkšyro terjerai. Jorkšyro terjerai gal įdomu tuo, kad bent jau mano paties praktikoje taip liktai pakliūna pacientai, kad gal ne tiek sunki patologija, rečiau jiems pasitaikanti, bet apskritai smulkesnių veislių šunys yra daugiau serga. Gali pasitaikyti įvairių veislių ir didesnių, sakykime, gal šiek tiek tos lygos skiriasi. Jeigu taip kalbant apie veislės, tai į kurios gal turi tam tikrą predispoziciją daugiau sirgti, sakykime, tom įvairiom širdies lygom, tai Karolio kavaljerio spanieliai. Nors negali sakyti, kad iš tikrųjų labai būtų paplitę tarp jų, yra tiesiog polinkis yra gal toks, viskai anksčiau prasideda dalis lygų, sakykime, platesnis spektras būna. Pats ritmas, tai ko įdomu, tai kad, pavyzdžiui, skirtingai negu daugumai žmonių, ypatingai šunų, jeigu jie ramybės miego daleisnis kintantis yra, tai norma. Tai dažnas atvejis būna, kad važiuoja savininkai su savo augintiniu, sako, sutrikęs ritmas. Nors tai iš tikrųjų normalus jisai, tai yra fiziologija yra. Tiesą pasakius, mes pamokom gal kažkiek, tai sakykime, patį tą savininką, gal ne tiek tą patį širdies ritmą vertinti, sakykime, tą širdies dūdžius, sakykime, sekti, bet gal daugiau kvėpavimo dažnį, ypatingai ramybės metu, kuris išduoda, kai prasideda jau dekompensacijos reiškiniai gyvūnai. Tai o ritmas, jeigu jau būna ritmo anomalijos, tai mes jau gal pačio savininko pastangų ne visai užtenka, nes gana specifinės būna ir tenka sekti mums. Paprastai tokia yra, kaip ir pastebėta norma, sakykime, kad jeigu nesvarbu dydis veislės, bet jeigu jisai miega iki 30 kartų per minutę panašiai būna toks retas gana kvėpavimas. Jeigu jisai dažnėja daugiau negu 30-40 panašiai, tai yra paprastai skaitoma, kad yra plaučių edemos požymė, tai reikia pas gydytoją kreiptis ir tai mes šitą dalyką pamokom, kad jau ypatingai stebėtų. O patį širdies ritmą, tai gal nebent kartais būna, kai daugiau susidūrė gal kažkiek su medicina, pavyzdžiui, savininkai, arba labai išgirsta tą, ką pasakai, kad tol, kol kintantis širdies darbas, kvėpuojant, kintantis yra dalesim šuns, tai tol yra gerai, galima taip sakyti. Jeigu tik tai išsilygina, jis pradeda mušti pastoviai greitį, tai jau turim tada dekompensacijos reiškinius. Pirmas dalykas, tai kreipiantis su gyvūnu, kad ir, sakykime, vakcinacijai, apžiūrai tokį, kad gydytojas išklausytų, pasiklausytų ar nėra užėsių. Jeigu yra kažkokie tai neaiškus užėsiai, gali būti jaunam gyvūnui, tai yra susijęs su įgimtom patologijom, pradėti stebėti kuo anksčiau. O vyresnio amžiaus gyvūnus, nuo kokių gal, sakykime, 6-7 metų derėtų pasižiūrėti, nes ne visada girdi, atrodo, kad nieko negirdi, viskas tvarkoja. O atlikus ultragarsinį tyrimą širdies jau tu matai, kad atsiradę pokyčiai. Pradėti stebėti, tada yra stebėti, bent jau kartą į metus derėtų atlikti profilaktinį tokį peržiūrą. Ir tai
Va, tai paprasčiausiai yra. Ir savininkas vėlgi, aišku, jisai ne visada gali pastebėti tos simptomus. Tai gali būti kosulys, sausas kosulys, kartais drėgnas. Jisai kartais savininkas atrodo labai panašus, ar ne, gali būti su kitom patologijom susiję. Tai gal, jeigu tokie simptomai atsiranda, gal tiesiog kreiptis į gydytoją, tegu pasižiūri, tegu įvertina, gal ten visai kitos bėdos, sakykime, bus ar ne, bet nebus pražiūrėta, sakykime, to ankstyvesnių stadijų, kai dar gali su vaistais gana efektyviai kitą kartą pristabdyti. Nes būna atveju, kai atvažiuojame jau terminalinėse būklėse, kai nebelabai ką gali be padėti.